yra 4 didžiausios klaidos, ką žmonės daro, kai nori sulieknėti. Tai pirma, pradeda per daug sportuoti, tai reiškia surenka po 10 000 žingsnių per dieną, kas iš tikrųjų yra labai blogas būdas pradėti mesti svorį. Antras dalykas, tai atsisako mėgstamo maisto. Jeigu jūs norite ilgalaikę perspektyvą numesti daugiau svorio, tai turite valgyti visus maisto produktus ir sukurti kalorijų deficitą. Trečias dalykas, nesuvalgo pakankamai baltymų, tai metant svorio turite gauti bent jau nuo 1,3 iki 1,6 kg baltymų tam, kad jaustumėte sotus ir nekristų raumeninė masė. Ir ketvirtas dalykas, tai tiesiog paprasčiausiai atsisako tam tikrų maisto grupių, kaip pavyzdžiui baltymų, riebalų ar angliavandenių, ir taip susidaro savo valgymo sutrikimą. Tai nedarykite tokių dalykų, jeigu jūs norite greitai ir efektyviai sulieknėti. O jeigu apie visiškai nieką nenorite galvoti, tai perskas.com išspręs jūsų mitybos planavimo problemas.